Labas rytas. Visiems linkiu geros nuotaikos, būti smagiems. Kaip sakyti, kiškiuko metai, kad baigėsi jau. Prasidės greit drakono metai. Čia, kai buvo kiškiuko metai, turėjau talismaną. Nesimato labai iš arti. Kiškiuką. Net nieko nepirkau ir nieko nedarau, tokių neišsidirbinėjų kažkokių pagal prietarus, bet pasidedu. Čia yra puodelis su drakonu, toks dar iš anksčiau, dar 2000 metais pirktas, turėsiu pasidėjus. Bet tokiais netikiu, aš Dievą tikiu, bet nieko neperku specialiai, niekas tokių taip pat nedovanoja man tokių dalykų, bet pasidedu ir dabar, kaip sakyti, apie aprangą noriu papasakot. Kiškiuko metai buvo, koks kiškiukas, koks triušiukas, taip ir rengtis reikėjo. Koks jis buvo? Baltas, juodas, margas, taip pat dar molutą katiniukų, pas mus katiniukų namuos yra nemažai katiniukų. Katiniukų nemažai, dar ir toks molutas ateidavo, senis toks katinas, molutas labai gražus ir juodai balti, ir margi tokie, ir juodas yra. Katinas jau senas, pasenis, bet tas jau labai veržėsi į kambarį, labai toks įdomus katinas, labai mėgsta, kad dėmesį atkreipt, kad jį savarankiškai, kad jį mylėt, kad jį labiau mylėt už kitus katinus. Tai jis kaip pas mus kambarį būna, tai visą laik taip ir būna, nors yra laukinis, norėtum, kad jaunesni tie katiniukai būtų, aš norėčiau, nes jau toks ir pasenęs, biški gal ir ligotas, bet jis labai išskirtinio dėmesio, labai toks tylus, nereiksnis, bet labai jau labai geras vietas nori užimti mūsų namuose. O dabar drakono metais, tai kokios spalvos drakonas, koks drakonas, žaliasis, sako. Gal kitiem nelabai patinka ta žalia spalva, ne visiems patinka, bet man tai beveik visos spalvos patinka, mėgstu, bet žaliasis drakonas, sakykim, jis tamsesnis yra, tamsus galbūt pasižiūrėti, nesam matę tų drakonų. Pasižiūrėti reikia, bet liežuvis raudonas, ugnims pjaudos raudonai, tai gali būti raudona spalva ir žalia, ir tamsiai žalia, ir mėlyna, tamsiai mėlyna spalva, ir taip pat raudonos, jau balto ir juodo, jau truputį mažiau, kaip ir drakono. Ir kaip čia sakė, švęst reikės linksmai, prabangios medžiagos, prabangiai švęst, žibintų, kad būtų kuo daugiau triukšmo ir linkiu visiems gerų ateinančių drakono metų. Svarbiausia, kad būtume sveiki, linksmi, būtų taika, nebūtų karo, kad būtume linksmi, sveiki, visiems taikos, vaikai būtų laimingi ir tėvai šypsotųsi, kai vaikai laimingi ir tėvai šypsotųsi ir būtume smagus ir laimingi, kaip sakyti. Ir Dievo palaima, kad būtų, šventa mergelė Marija, kad globotų ir Dievas tuomet prisimint visuomet Dievą, kiekvieną dieną pasimelst ir, kaip sakyt, stengtis kažką daryti, ir kai stengis kažką daryti, veikti, ir Dievas padės, ir turėsim, ir duos malonių, ir turėsim. Ir visuomet prisimint kiekvieną dieną Dievą reikia. Ir padariau jau blizgučius uždėjau. Čia taip pasitaikė, nespecialiai dar, bet taip atsinešiau iš anų kambario sūnaus, tai pasidėjau šakelę pas eglutę, padarysiu šiemet ant kitų metų eglutę pas mane staliukas, nebėra nei kur padėtos eglutės su tom girliandom ir linkiu svarbiausia visiems būti sveikiems, tikėti Dievą ir būti linksmiems ir patenkintiems gyvenime. Ačiū už dėmesį.